Ar kada nors galvojate, kokį garsą skleidžia neviltis, padauginta iš inžinerinio talento? Vokietijos kariniuose archyvuose armijos grupės centro pranešimų skyriuje už spalio 1941 metų yra keistų spragų ataskaitų, kurios atrodo taip, lyg jas rašęs karininkas būtų pašėlęs arba bandęs pateisinti savo nesugebėjimą mistiką. Ten aprašomi mūšiai, kuriuose Wehrmachtas prarado techniką nuo šturmo aviacijos ugnies, tačiau dangus buvo visiškai švarus. Nėra debesėlių, nė variklių gausmo, tik vėjo švilpimas ir staigus, sunaikinantys smūgiai, verčiantys šarvuočius į dūmijančio metalo krūvas. Vokiečių žvalgyba pranešė apie rusų naujos slaptos ginkluotės pasirodymą, sausumos naikintojas, klajojanti mirtis. Taip jie vadino šį fenomeną perimtuose radio pranešimuose. Bet tiesa buvo kur kas proziškesnė ir todėl dar labiau neįtikėtina. Nėra jokio slaptos projektavimo biuro, jokių gamyklų poligonų, tik purvas, šaltis, sugriautas aerodromas ir viena beprotiška idėja, gimusi žmogaus galvoje, kuriam tiesiog nebuvo ko prarasti. Šiandien mes nuvalysime dulkes nuo aplankalo, ant kurio dešimtmečius stovėjo užrašas saugojimo laikotarpis, amžinai, ir bandysime rekonstrukcijuoti tų dienų įvykius. Papasakosime jums istoriją apie tai, kaip sovietų karys privertė skristi tą, kuris buvo gimęs ropoti, ir kaip įprastas sunkvežimis, skirtas maišams su miltais vežti, tapo baisių košmarų vokiečių pėstininkams po Maskvą. Nepamirškite paspausti patinka ir užsiregistruoti, nes toliau atskleisime tamsiausias tiesos kampelių. Padėkite ir kitiems sužinoti daugiau. Parašykite komentaruose, apie ką dar norėtumėte sužinoti tiesą. Spalio mėnuo 1941 metų. Tai laikas, kai pats žodis viltis pasirodė nebeaktualus. Dangus buvo užtemdytas švino debesimis, iš kurių krenta tai lietus, tai sniegas, paversdamas kelius nepervažiuojamų purvų. Šiame purve grimzdo tankai, arkliai ir žmonės. Atsitraukimas, tai baisus žodis, kabojo ore. Naikintojų aviacijos pulko lauko aerodromas, pasiklydęs kažkur miškuose šalia Kalinino, ruošėsi evakuacijai, tiksliau bėgimui. Įsakymas buvo trumpas – viską, kas negali pakilti, sudeginti. Viską, ko negalima paimti, sunaikinti. Priešas buvo 20 km atstumu ir jo artilerijos gausmas jau veržė stiklus išlikusių kaimo sodybų. Tarp šio chaoso, tarp bėgiojančių mechanikų ir riaumojančių variklių, stovėjo šturmo lėktuvas Il-2. Legendinė mašina, kuri vėliau bus vadinama skraidančiu tanku. Bet konkretus šis lėktuvas jau niekur nebevyko. Jo korpusas atrodė kaip sietas. Šasis buvo sulaužytas. Juodas aliejus tekėjo kaip kraujas ant nudžiūvusios žolės. Jis buvo miręs. Prie lėktuvo stovėjo vyresnysis seržantas techninės tarnybos. Pavadinkime jį Aleksijumi, kadangi įvairiuose apdovanojimų dokumentuose vardai painiojami, o pavardė dažnai išblukusi laiko ir archyvinių rūsių drėgmės. Jis žiūrėjo į lėktuvą ne kaip į metalinę krūvą, o kaip į mirštantį draugą. Jam buvo skaudu. Bet dar labiau jam skaudu buvo žiūrėti į šturmo lėktuvo sparnus. Ten, apvalkaluose, slypėjo didžiulė galia. Dvi automatinės V2 kalibro 23 mm ginklai, ginkluotės mąstymo šedevras. Šaudymo tempas yra 10 šūvių per sekundę. Kiekvienas sviedinio svoris yra 200 gramų ir turi tokią kinetinės energijos dozę, kad gali pradurti lengvąjį tanką. Palikti tai priešui neįmanoma.
Sprogdinti ranką nekyla. Šis ginklas sukurtas gynybai ir sunaikinti jį savo rankomis atrodė kaip išdavystė. Aleksejus nukreipė žvilgsnį į vienintelį transporto priemonę, kuri liko jo remonto būriui. Gaz A1. Senas geras darbinis automobilis, medinė kabina, faneriniai šonai, rėmas, kuris girgžda kiekviename duobėje. 40 arklių galių po kapotu. Juokinga pasakyti, bet šis automobilis buvo sukurtas taikiam gyvenimui, maisto, pašto, malkų pervežimui. Jis buvo masiškiausias, paprasčiausias ir labiausiai bejėgis automobilis to karo. Ir štai čia, dviejų realybių sankirtoje, dangiškos galios ir žemiškos silpnybės, gimė idėja. Idėja tokia absurdiška, kad bet kuris inžinierius, sėdintis šiltame kabinete su logaritminiu valdeliu, juoktųsi jums į veidą. Aleksejus nusprendė nuimti patranką nuo lėktuvo ir pastatyti ją į sunkvežimio krovinių skyrių. Sustokime akimirkai ir įjunkime šaltą fizikos logiką. Patranka V23 sveria 66 kg. Tai nėra daug. 2 tvirti kareiviai gali ją pakelti. Problema ne svorio, problema yra atsakomojo jėgos. Fizika yra negailestinga. Kiekvienas veiksmas turi lygų priešingą veikimą. Kai sviedinys iššoka iš vamzdžio greičiu 900 metrų per sekundę, patranka stumia nešiotoją atgal su siaubinga jėga. Lėktuve ši jėga yra slopinima visos sparnuotos mašinos mase, skrydžio greičiu ir, svarbiausia, sudėtinga amortizatorių sistema įmontuota į sparną. Lėktuvo sparnas yra tvirta konstrukcija, sukurta perkrovoms. 1,5 kabinos krovinių skyrius tai lentos. 1,5 rėmas tai 2 švelniai, kurie linksta net nuo perkrovos bulvėmis. Pagal visus mechanikos dėsnius, pirmasis šūvis turėjo ne tik atplėšti patranką, jis turėjo išplėšti rėmo gabalą, apversti automobilį ir greičiausiai sukrėsti šaulį. Tai buvo lygtis, kuri neturėjo sprendimo. Bet karas tai laikas, kai neįmanomas lygtis reikia spręsti kiekvieną dieną. Aleksejus priėjo prie bataliono, atsakingo už aerodromą, vado. Tas su pilku, nuovargio išdegintų veidų degino dokumentus geležinėme kibire. Sargentas išdėstė savo idėją. Mes nežinome tiksliai, ką jam atsakė majoras. Vargu, ar tai buvo karininkų leksika. Greičiausiai jis sukiojo pirštu prie šventyklos. Bet kitos išeities nebuvo. Automobilių trūko, ginklų trūko. Priešaky laukė nežinomybė, o už nugaros artėjantys vokiečių tankai. Majoras mostelėjo ranką, daryk, ką nori, tik neužkliuk, kai evakuojame. Ir darbas įsibėgėjo. Tai nebuvo planinis perdarimas gamyklos dirbtuvėse. Tai buvo lengvabūdiška improvizacija, akomponuojama tolimo sprogimo garsų. Patrankos nuėmimas nuo lėktuvo buvo nelengva užduotis, ji buvo tvirtai pritvirtinta. Varžtai buvo užsikimšę, prieiga prie mazgų apsunkino deformuotas metalas. Dirbo 3, Aleksejus ir 2 jauni kariai, buvę moksleiviai, kurie patranką buvo matę tik mokymosi knygose. Įrankių trūko. Naudojo kirstukus, kūjais, trofėjinius ir raktus. Kai ilgas plėšrus vamzdis pagaliau buvo išlaisvintas iš sparnų nelaisvės ir nuleistas ant žemės, jis atrodė neproporcingai didelis. Tai buvo mirties vamzdis, šaltas ir sunkus. Šalia gulėjo 1,5 tono krovinys, kuris šio ginklo fone atrodė kaip žaisliukas. Dabar laukė sunkiausias iššūkis – sujungti šiuos 2 mechanizmus.
Paprasčiausiai padėti patranką į krovinių platformą negalima, ji nuskristų pirmo šūvio metu. Reikėjo virinti lafetą. Bet iš ko? Oro uoste buvo išlikę sugriuvusio angaro konstrukcijų liekanų, rūdžių padengtų kampų, vamzdžių gabalų. Iš šio atliekamo šlamšto Aleksejus pradėjo rinkti konstrukciją. Jiems buvo senas acetoninis aparatas ir deguonies balionas, kuriame liko dujų porai valandų darbo. Suvirintojas vyresnis vyras su prislopintomis akimis virė, nenusimdamas apsauginių akinių, net per pertraukas. Žiežirbos krito ant šlapios žolės, švilpė, geso. Jie virė platformą, masyvę, grubę piramidę iš kanalų, kurią nusprendė privirinti tiesiai prie sunkvežimio rėmo. Tam reikėjo išpjauti skyles medinėme krovinių platformos grindyse. Tai buvo barbarizmas atžvilgių technikos. Sunkvežimio rėmo negalima kaitinti suvirinimu. Metalas atpalaiduojamas, praranda tvirtumą. Bet kas galvojo apie metalo tvirtumą, kai kalbama apie gynybos tvirtumą? Konstrukcija atrodė baisiai. Vamzdžio galas kyšojo virš vairuotojo kabinos, kabodamas virš jos kaip Damoklo kardas. Valstybinė dalis įsiskverbė gilyn į krovinių platformą, tačiau liko pagrindinė problema – nusileidimas. Lėktuve VA-23 valdomas elektropneumatinio nusileidimo. Mygtukas vairuotojo kabinoje siunčia signalą, suspaustas oras atidaro vožtuvą, įvyksta šūvis. Sunkvežimyje nėra pneumatinių sistemų, tokio slėgio. Nėra elektros. Kaip šauti? Aleksejus sugalvoja sprendimą, vertą viduramžių meistrų. Mechaninis nusileidimas. Virvutė perverta per bloką ir grubus svirtis, suvirintas iš armatūros. Norint iššauti, reikėjo traukti šią svirtį į save visų jėga. Iki vidurnakčio monstro konstrukcija buvo paruošta. Ji atrodė baisiai. Purvinas sunkvežimis su išpjautų krovinių platformos centru, iš kurio kyšojo aviacinė patranka. Kad bent kiek kompensuotų atatranką ir neleisti automobiliui apvirsti, Aleksejus įsakė pakrauti platformą viskuo sunkiu, ką rado oro uoste. Seni akumuliatoriai, maišai su smėliu, kuriais apklijavo plyšius, atsarginiai vikšrai nuo vilkiko. 1,5 tono krovinys nusileido, spyruoklės išsilenkė į priešingą pusę. Mašina tapo sunki, nevaldoma. Dabar jį galėjo pagreitėti maksimum iki 40 km/h ir tai tik įkalnėje. Bet ji tapo artilerijos platforma. Likę buvo tik užkrauti šį pabaisą. Juosta VA-2 sušarvinama grandinėmis. Į kiekvieną grandinę įdedamas šūvis. Juosta sunki, vyniojasi. Municija 150 šūvių. To pakaks 15 sekundžių nenutrūkstamo šaudymo. Bet niekas protingas nesiruošia šaudyti ilgomis serijomis. Vamzdis perkais ir užstrigs. Šauti reikia trumpai, po 3-4 šūvius. Aleksejus asmeniškai krovė juostą į dėžę, tikrindamas kiekvieną šovinį. O klaida buvo nepriimtina. Užstrigimas tai mirtis. Jie neturės antro šanso. Jei patranka tylės mūšyje, juos nušaus iš kulkosvaidžių per minutę. Spalio 17-osios rytas pasitiko juos tirštų lipnių rūkų. Matomumas 0. Tai buvo jiems naudinga. Vokiečių aviacijai nebuvo galimybių skristi. Kolona likučių pulko pradėjo judėti.
Priekyje ėjo išlikę benzinvežiai, autobusai su štabu, sunkvežimiai su įranga. 1,5 tono su patranka užbaigė koloną. Arjergardo vaidmuo buvo pats dėkingiausias. Tu esi skydas. Jei priešas pasivys, turi priimti kovą ir mirti, kad suteiktum kitiems laiko pasitraukti. Aleksejus sėdo į 1,5 tono krovimo skyrių. Prie vairo sėdo jaunas vairuotojas, eilinis Petrov. Jis drebėjo ne nuo šalčio, o nuo nervinio įtampos. Jis suprato, kad sėdi lėtai sprogstančioje bomboje. 1 kilometrai praėjo ramiai. Variklis vargingai kaukė, maldamas purvą. Patranka virš vairuotojo galvos šiek tiek sviravo, girgždėdama suvirinimo siūlėmis. Atrodė, kad pati konstrukcija dejuoja nuo neįprastumo, kuris vyksta. Jie važiavo sena žvyrkeliu, aplenkdami sugriautus kaimus. Visur buvo karo pėdsakų, apleisti vežimai, krateriai, krosnių vamzdžiai, kyšantys kaip juodi pirštai iš pelenų. Tyla buvo apgaulinga. Šioje tyloje slėpėsi žvalgybos akių, radio bangų šnarėjimas, kitų vikšrų judėjimas. Ir štai šis momentas atėjo. Negrįžtamoji taškas. Jie išvažiavo į kelių sankryžą prie nedidelio kaimo, kurio pavadinimo niekas jau nebeprisimena. Dešinėje iš miško pasirodė pilka masė vokiečių motorizuota pėstininkija. Jie judėjo paraleliniu kursu, aplenkdami sovietų koloną. Vokiečiai buvo ant šarvuočių. Žemė kampuoti automobiliai, prikrauti kanistrų ir dėžių. Juose sėdėjo kariai mašininėje pilkoje uniformoje, pasitikintys savo jėgomis drąsūs. Jie pastebėjo vienišą rusišką sunkvežimį, atsiliekantį nuo savo. Vokiečiams tai buvo lengvas taikinys, treniruočių objektas. Pirmasis šarvuotis pasuko MG-34 kulkosvaidį į 1,5 tono pusę. Atstumas apie 400 metrų. Ideali distancija kulkosvaidžiui. Vokiečių taikiklis ko gero šypsojosi. Jis matė medinę kabiną, kuri neapsaugos net nuo vėjo, nekalbant apie kulką. Jis matė žmones krovimo skyriuje. Jis jau paspaudė gaiduką. Traseriai, kaip ugniniai vapsvos, nuskrido link sunkvežimio. Kulkos ėmė trankytis į bortą, išmušdamos drožles. Vairuotojas Petrov instinktyviai palinko. Automobilis pakrypo. Aleksejus krovimo skyriuje nesilenkė. Jam nebuvo kada. Jis suko taikiklius. Tiksliau, ne taikiklius, o suvirintas rankenas, jas pakeitusias. Mechanizmas judėjo sunkiai, trūkčiojantis. Patranka buvo sunki. Tepalas buvo sustandėjęs šaltyje. Jis fiksavo į taikiklį paprastą vielos rėmą. Vokiečių automobilio siluetas. Širdis plakė kažkur gerklėje, užgoždama variklio triukšmą. Galvoje buvo tik viena mintis, ar laikys suvirinimas. Jei siūlės plyš, patranka krito ant jo ir sutraiškys. Jei sunkvežimio rėmas sulūš, jie taps nejudančių taikiniu. Šiuo momentu nebuvo patriotinių šūkių, nebuvo minčių apie tėvynę ar Staliną, buvo tik šaltas skaičiavimas ir gyvuliškas baimės jausmas, kuris transformavosi į maksimalų susitelkimą. Vokiečių kulkosvaidis toliau šaudė. Kabinos stiklas išsisklaidė į smulkias daleles. Petrov sušuko, uždengdamas veidą ranką nuo skaldos. Aleksejus suprato, kad laukti daugiau neįmanoma. Jis nukreipė vamzdį šiek tiek aukščiau šarvuotojo, darydamas atidėjimą.
Jo pirštai atsirado ant šalto metalo savadarbio nusileidimo svirties. Įkvėpimas, iškvėpimas ir staigus trūkis į save. Šiuo momentu laikas sudužo, pasaulis nustojo būti toks pats. Šūvio garsas 23 ant žemės suvokiamas visai kitaip nei danguje. Ore garsas išsisklaido, nešamas vėjo. Ant žemės, uždarame kėbulo erdvėje, tai buvo smūgis į būgnų membranas. Triukšmas, nuo kurio tamsėjo akyse. Dūmų liepsna iššoko iš vamzdžio 1,5 metro, apipilant kabinos stogą ir sunkvežimis šoktelėjo. Taip, 1,5 tono mašina, apkrauta balastu, šoktelėjo priekinių ratų. Atmušimas buvo tokios jėgos, kad atrodė, jog sunkvežimis atsitrenkė į nematomą sieną. Aleksejus buvo numestas atgal. Jis atsitrenkė nugarą į bortą, bet rankų nuo patrankos nenuleido. Jis pamatė, kaip traseriai, dideli, ryškus, šviečiantys, skriejo tikslo link. Tai nebuvo kulkos iš kulkosvaidžio, tai buvo miniatiūriniai sviediniai, nešantys mirtį. Pirmas šūvis iš 3 sviedinių praėjo aukščiau. Jis nupjovė jaunas beržo viršūnės kelio pakraštyje, kaip kosmos. Medžių kamienai, storio kaip riešutas, sulūžo akimirksniu. Vokiečiai net nesuprato, kas įvyko. Jie išgirdo keistą lojimą, pamatė žaibą, bet nesuvokė grėsmės. Jie tęsė važiavimą. Aleksejus, sukandęs dantis, vėl trūko patranką žemyn. Taikiklis šoko, rankos drebėjo nuo vibracijos. Antras bandymas. Svirties trūkis. Bumu bumu bum. Šį kartą fizika pasitvirtino. Sviediniai pataikė į tikslą. Vokiečių priekinis šarvuotis ne tik sustojo, jis sprogo iš vidaus. 23 mm šarvų perveriančio ir deginimo veikimo. Sviedinys prasiskverbė pro priekinius šarvus kaip per popierių. Viduje ankštoje desantinės erdvėje įvyko sprogimas. Mašinos amunicija sprogdinama. Sunkus plieninis variklio dangtis pakilo į orą, sukdamasis kaip rudens lapas. Iš angų išsiliejo liepsnos liežuviai. Mašina pasisuko per kelią, uždengdama kelią kitiems. Atėjo sekundė tylos, absoliučios skambančios tylos, kurioje atrodė girdėti, kaip krinta degantys fragmentai. Vokiečiai sustingo. Jie negalėjo patikėti savo akimis. Įprastas rusiškas sunkvežimis vienu spjūviu sunaikino šarvuotą mašiną. Tai nesutapo su jų pasaulio vaizdu. Tai buvo taisyklių pažeidimas. Bet Aleksejus nesiruošė duoti jiems laiko apmąstymams. Jis pajuto šios jėgos skonį. Jėgos, kuri lygino šansus. Jėgos, kuri leido jam, paprastam mechanikui, diktuoti sąlygas mūšio lauke. Eik, mieloji, nenuvilk, sušuko jis, vėl pasilenkdamas prie taikiklio svirties. Dabar jo tikslas buvo pėstininkai, kurie pradėjo krentantį iš sunkvežimių, bandydami pasislėpti griovyje. Bet nuo V-23 griovyje nesusisaugosi. Šrapneliniai sviediniai. Sugadinimo spindulys 2 metrai apšaudymo zonoje, kur niekas gyvas neišgyvena. Šūvio serija praėjo per kelio pakraštį. Žemė pakilo fontanais purvo ir ugnies. Tai buvo baisu. Tai buvo panašu į nematomo milžino darbą, kuris mušė žemę ugnies rimbu. Vokiečių ataka užgeso, net neprasidėjusi. Panika. Štai kas dabar valdė priešą.
Jie nesuprato, iš kur šaudoma tokia tankumu. Jiems atrodė, kad juos puola šturmovikas, bet jie nematė lėktuvo. Šis kognityvinis disonansas paralyžiavo jų valią. Aleksejus šaudė ir šaudė. Šoviniai, dideli, žalvariniai, su sunkiu skambesiu krito ant medinio krovinių dugno, riedėjo po kojomis, degino per batus. Dūmai nuo šaudimo dujų užpildė krovinių dugną. Jie degino akis, draskė gerklę. Bet šis kvapas buvo saldesnis už brangiausius kvepalus. Tai buvo pergalės kvapas, gyvenimo kvapas. Sunkvežimį purtė karštinė. Suvirinimo siūlai dejavo, bet laikė. Stalas, suvirintas iš šiukšlių, išlaikė egzaminą. Kai juosta pasibaigė, Aleksejus bejėgiškai nuleido save ant krovinių dugno. Rankos drebo taip, kad jis negalėjo sugniaužti kumščio. Ausyse skambėjo nuolatinis skambesys. Jis pažvelgė į mūšio lauką. Ten degė 3 automobiliai. Vokiečiai traukėsi, nešdami sužeistuosius. Jie nedrįso kovoti su nežinomu monstru. 1,5 tonų sunkvežimis, čiaudėdamas, kosėdamas, apsisuko ir nuvažiavo tolyn ieškoti savo kolonos. Tai buvo tik pradžia. Pirmas bandymas, pirmas eksperimentas, kuris įrodė, kad neįmanoma yra įmanoma. Bet priešakyje laukė ilgas kelias, pilnas pavojų. Ir svarbiausia, jie atskleidė save. Dabar vokiečiai žinojo, kad rusai turi klajojančią patranką ir medžioklė už juos tik prasidėjo. Vokiečių divizijos štabas jau rašė pranešimus, reikalaudami skirti aviaciją ieškoti ir sunaikinti nenustatytą mobilųjį artilerijos vienetą. Aleksejus dar nežinojo, kad tapo asmeniniu priešu visam vokiečių pulkui. Jis tiesiog perkrovė juostą, nuvalydamas suodžius nuo veido ir galvojo, kur gauti dar šovinių. Juk karas jo gantiukui tik prasidėjo. Tyla po mūšio yra baisesnė už patį mūšį. Triukšmo viduryje žmogaus baimė išsijungia. Veikia tik instinktas. Adrenalinas paverčia kraują kūru, o protą skaičiavimo mašina. Bet kai paskutinis šūvis nutyla, užgriūna realybė. Keistos, oficialiai neegzistuojančios gantiuko įgulai realybė atrodė kaip sudraskyta miško kelio vieta ir dūmijanti patrankos vamzdis, kuris atrodė vis dar vibruoja nuo per jį praleistos mirties energijos. Jie nuėjo gilyn į mišką, ten, kur šakos susikaupė virš galvos tankių palapine, slėpdamos juos nuo vokiečių oro žvalgybos. Būtent čia, drėgname, supuvusios lapijos ir variklinio aliejaus kvapo griovyje, prasidėjo šios dramos antrasis aktas, techninio išlikimo aktas. Nes nužudyti priešą – tai pusė darbo. Kur kas sudėtingiau neleisti savo ginkluotųjų nužudyti tavęs. Kai euforija dėl pirmos pergalės pradėjo slinkti, mechanikas Aleksejus ir vairuotojas Petrovas apžiūrėjo savo automobilį. Tai, ką jie pamatė, priverstų bet kurį automobilių gamyklos inžinierių akimirkai sustoti. Giazai 1 tono sunkvežimio rėmas, tie patys 2 ilgiai laikančiosios juostos, ant kurių laikėsi visa konstrukcija, pradėjo trūkinėti. Metalas kartu su laisvosios dalies tvirtinimu pašviesėjo nuo įtampos. Skubotai atlikti suvirinimo siūlai, padaryti oro uoste, buvo padengti mikrotrūkių tinklu. Tai buvo metalo nuovargis, kuris paprastai kaupėsi per metus, bet čia jis atsirado per 30 sekundžių šaudymo. VI-23 patrankos atatranka veikė kaip milžiniškas plaktukas, kuris kiekvienu šūviu bandė sulaužyti sunkvežimį perpus. Jie suprato baisią tiesą. Jų mašina miršta.
Su kiekvienu nauju šūviu ji artėjo prie savo pabaigos. Kitai eilė gali tiesiog nuplėšti kėbulą ir tada sunki ginklo dalis įskris į kabiną, paversdama įgulą prisiminimais. Bet atsitraukti nebuvo, kur remonto dirbtuvių nebuvo, atsarginių dalių nebuvo. Buvo tik miškas, kirvis, vielos ritinėlis ir rusiška išradingumas, kuris atsiranda būtent tada, kai situacija tampa beviltiška. Jie pradėjo stiprinti rėmą improvizuotomis priemonėmis, nupjovė jaunas ąžuolėles, jas apdirbo ir pririšo viela prie metalinių profilių, sukurdami tam tikrą šyną kaip lūžusiai kojai. Medis geriau slopina vibraciją nei plienas. Tai buvo primityvus, laukinis, bet genialus sprendimas. Jie transformavo savo mašiną į kompozitinę konstrukciją, kur metalas ir mediena dirbo simbiozėje. Dabar sunkvežimis atrodė dar groteskiškiau, apvyniotas viela su išsikišusiais rąstais, purvinas, suodinas. Tai jau nebuvo transportas. Tai buvo žvėris, sužeistas, aprištas, bet pasiruošęs grįžti į kovą. Tuo tarpu vokiečių karo mašina pradėjo savo mechanizmus. Wehrmachtas neatsisakydavo tokių drąsių išpuolių. Tiekimo kolonos ir šarvuočio sunaikinimas negalėjo likti nepastebėtas. Eteryje skraidė šifruotės. Vokiečiai buvo pedantiški. Jie netikėjo vaiduokliais, jie tikėjo faktais. Faktas buvo vienas. Sektoriuje veikė sunki automatinė ginkluotė su didelė mobilumo galimybė. Jau vakarop to paties dienos virš miško pakibo lėktuvas. Dvejusijos žvalgybinis lėktuvas Focke-Wulf 189. Jo charakteringas nuobodus ūžesys buvo žinomas kiekvienam sovietų kareiviui. Jis kabėjo aukštai, nepasiekiamas šautuvams, ir jo stebėtojai stiklinėje kabinoje metodiniu būdu skanavo kiekvieną kvadratinį metrą žemės. Pusiau tonai įgulai teko uždengti mašiną eglės šakomis, maskuoti metalų blizgėsi purvų. Jie sėdėjo po kėbulu, bijodami pajudėti, bijodami netrūkyti, kad dūmas neišduotų jų pozicijos. Tai buvo žaidimas katė pelė, kur pelė buvo sunkvežimis su artilerija, galinčia numušti katę, jei ji turėtų normalų zenitinį taikiklį. Bet taikiklio nebuvo. Buvo tik pyktis ir laukimas. Būtent šiuose laukimo valandose iškilo dar viena problema, apie kurią nebuvo pagalvota kuriant šį monstrą. Šaudmenys. Aviacinė artilerija VA-23 tai labai alkani žvėrys. Šaudymo tempas 600 šūvių per minutę. Standartinis šaudmenų komplektas ILN-2 150 sviedinių ant vamzdžio. Jie iššovė beveik viską pirmame mūšyje. Dėžėje liko tik 10 šaudmenų. Tuščia artilerija tai tiesiog 100 kg bevertės geležies. Kur gauti 23 mm sviedinius miške apsuptame? Jie netinka nuo zenitinių ginklų, netinka nuo priešlėktuvinių ginklų. Tai unikalūs aviaciniai šaudmenys. Atrodytų aklavietė. Istorijos pabaiga. Palikite mašiną, paimkite šautuvus ir išeikite pėsčiomis. Bet Aleksejus prisiminė. Jis prisiminė Šuolių oro uostų žemėlapį, kurį matė štabo prieš evakuaciją. Kilometrais toliau per pelkę buvo aikštelė, kur leidosi šturmo lėktuvai. Ten galėjo likti sandėliai arba numušti automobiliai. Jie išvyko naktį be žibintų, orientuodamiesi tik pagal vos pastebimą plyšį tarp medžių viršūnių, kuris nurodė kelią. Vairuotojas Petrovas vairavo automobilį tiesiog apčiuopomis.
Jo pojūtis buvo ne per akis, o per odą, nugaros smegenis. Kiekviena šaknis, kiekviena duobė sukeldavo skausmą nuvargintose rankose. Kulkosvaidis girgždėjo virš galvos, primindamas apie savo buvimą. Šis girgždesys tapo jų nuolatiniu palydovu, jų pralaimėjimo ir vilties garsu. Jie važiavo per teritoriją, kuri jau formaliai buvo vokiečių. Aplink tamsoje judėjo svetimos kolonijos, sklido svetima kalba. Tai buvo surrealistinis kelionė per priešų armijos sluoksnį. Jie buvo kaip virusas, prasiskverbiantis į priešo organizmą ir judantis jo venomis. Pasiekę buvusią nusileidimo juostą, jie pamatė visiškos katastrofos vaizdą. Krateriai, sudegusių lėktuvų skeletai, išardyti kasinėjimai. Vokiečiai jau buvo buvę čia. Viskas, kas turėjo vertę, buvo išvežta arba susprogdinta. Viltis nyko su kiekviena minute. Jie klaidžiojo tarp nuolaužų, kaip stalkeriai, ieškodami bent ko nors, panašaus į cinko dėžes su šaudmenimis. Ir sėkmė, tai kaprizinga dama, mėgstanti bepročius, šypsojosi jiems. Tolimame lauko kampe krūmuose gulėjo apvirtęs techninės tarnybos sunkvežimis. Matyt, jis buvo susprogdinamas per atsitraukimą. Kėbulas buvo sudaužytas, tačiau po brezentu jie rado lobius. Juostos, ilgos sunkios juostos, užtaisytos šaudmenimis su geltonomis ir juodomis galvomis, sprogstamieji ir prieštankiniai. Būtent tai, ko reikėjo. Įkrovimas šaudmenimis buvo sunkus darbas. Juostos svėrė 10 kilogramų. Jas reikėjo išvalyti nuo purvo, patikrinti kiekvieną grandinėlę. Jei į kulkosvaidžio mechanizmą pateks smėlis, jis užstrigs. O lauko sąlygomis peržiūrėti Volkovo automatiką tai užduotis kelioms valandoms. Jie valė kiekvieną sviedinį skudurėliu, sušlapintų benzinu, nutekėjusiu iš to paties sudaužyto sunkvežio. Rankos buvo šaltos, pirštai nesilenkė, tačiau jie dirbo su fanatišku atkaklumu. Jie suprato, kad šie metaliniai gabalai jų gyvenimas. Kol kulkosvaidis šaudo, jie egzistuoja. Kai jis nutyla, jie taps taikiniais. Pakrovę pilną kėbulą, jie pavertė savo 1,5 tonų sunkvežimį parako statine. Vienas šūvis, vienas minas fragmentas ir mašinos vietoje liks krateris 10 metrų skersmens. Tačiau baimės jau nebuvo. Buvo šaltas rizikos supratimas. Kol jie kovojo su juostomis, įvyko tai, ko jie bijojo. Jie buvo pastebėti ne iš oro, o iš žemės. Vokiečių motociklininkų grupė, vykdanti teritorijos žvalgybą, išvažiavo į kraštą pakilimo lauko. 3 BMW motociklai su prikabintomis puspriekabėmis, ant kurių buvo sumontuoti kulkosvaidžiai. Vokiečiai pamatė sunkvežimio siluetą ir žmones besikapstančius kėbulę. Reakcija buvo akimirksniu. Motociklai šovė į priekį, išsiskirdami į sklaidą. Kulkosvaidžiai atidarė ugnį. Šaudimo žymės šoko aplink 1,5 tonų sunkvežimį, išmušdamos jį iš likusių angaro. Aleksejus buvo kėbulė. Jis dar nespėjo uždėti juostos ant kulkosvaidžio. Sekundės sprendė viską. Priėmimo dangtelis buvo atidarytas. Mechanizmas buvo atidengtas. Jei jis dabar truks už raktą, neuždengęs dangtelio, iškreipimas garantuotas. Petrovas kabinoje jau užvedė variklį. Variklis užriko, bet mašina stovėjo vietoje. Ratukai slydo purve. Nevažiuosim, šovė mintis.
Motociklininkai artėjo greitai, 100 metrų, 80–50. Juos norėjo paimti gyvus arba tiesiog nušauti iš arti. Aleksejus veikė automatiškai. Jis užsidarė priėmimo dangtį, trenkė į jį kumščiu, kad fiksatorius užsifiksuotų. Perkrovimo svirtis ant V23 reikalauja didžiulio jėgos. Ore perkrovimas vyksta pneumatika, o ant žemės svertu, kuris įkišamas į specialias vietas ir traukiamas viso kūno jėga. Aleksejus įkišo montavimo įrankį, atsirėmė kojomis į šoną ir traukė į save, nutraukdamas odą nuo delnų. Mechanizmas sugriaudėjo, įdėdamas pirmą sviedinį į šovinį. Jis nesiruošė taikytis per rėmą. Motociklai buvo per arti. Jie mirgėjo prieš akis. Jis tiesiog pasuko vamzdį į artimiausio variklio garsą ir paspaudė gaiduką. Šūvio trenksmas užgožė viską. Pirmasis sviedinys trenkėsi į žemę prieš motociklo priekinius ratus. Sprogimo banga ir skeveldros padarė tai, ko negalėjo padaryti kulka. Motociklas tiesiog apsivertė ore kartu su ekipažu. Vežimėlis buvo nuplėštas ir numestas šalin. Antrasis motociklininkas, pamatęs tai, staiga pasuko, bandydamas pabėgti iš ugnies linijos. Bet Aleksejus jau pajuto ritmą. Jis vedė vamzdį, numatydamas judėjimą. Trumpa serija, 3 sviediniai. Vienas iš jų pataikė tiesiai į motociklo degalų baką. Blyksnis buvo toks ryškus, kad akimirkai apšvietė visą lauką. Ugnies kamuolys riedėjo per žolę. Trečiasis motociklininkas, supratęs, kad ataka į bejėgį sunkvežimį virto sumušimu, apsisuko ir paspaudė pedalą iki galo, bandydamas pasislėpti miške. Aleksejus galėjo jį paleisti, bet suprato, kad jei šis vokietis pabėgs, jis praneš apie koordinates. Jis pasakys, kad rusai čia, sename aerodrome. Po pusvalandžio čia bus minosvaidžių baterija. Negalima paleisti liudytojų. Tai žiauri karo logika. Aleksejus pasuko patranką. Taikinys tolkojo. Kilpa tarp kraterių. Atstumas 200 metrų 300. Pataikyti sunku. Sviedinys skrenda šiek tiek pakilimo trajektorija, beveik tiesiai. Aleksejus paleido ilgą seriją, skleidžiančią sektorių, kuriuo traukė priešas. Sviediniai sprogo, laužydami krūmus ir pakeldami žemės fontanus. Kažkur ten, tamsoje, pasigirdo metaliniai garsai ir tyla. Variklis užgeso. Jie stovėjo viduryje lauko, apsupti parako dūmų. Ausyse skambėjo taip, kad jie negirdėjo savo paties riksmų. Aleksejus nušluostė kraują, kuris tekėjo iš nosies. Rezultatas buvo sužalojimas nuo artimos šūvio. Vibracija ir smūgio banga iš savo patrankos lėtai žudė jų organizmus. Indai trūkinėjo, būgniniai membranos tempėsi. Jie tapo neįgaliais kiekviename mūšyje, net negavę sužeidimų iš priešo. Bet dabar tai nebuvo svarbu. Svarbu buvo tai, kad jie gyvi, o 3 elitinės vokiečių žvalgybos ekipažai ne. Ir svarbiausia, dabar jie turėjo pilną krovinių sviedinių. Šis naktinis susirėmimas turėjo pasekmių, apie kurias jie sužinojo gerokai vėliau iš trofėjinių dokumentų. Vokiečių vadovybė šiame sektoriuje galutinai įsitikino, kad susiduria su diversantų grupe, aprūpinta lengvąja šarvuota technika. Ataskaitose pasirodė terminas Panzer tanko maketas. Jie manė, kad rusai maskuoja tanką kaip sunkvežimį.
Jiems net nešovė į galvą, kad tai ir yra sunkvežimis. Ši klaida vertinant priešą suteikė Aleksėjaus ekipažui dar keletą dienų pranašumo. Vokiečiai ruošėsi priešlėktuvinėms priemonėms, išstatydami PAK 38 patrankas, minavo kelius sunkiomis minas, o 1,5 tonų sunkvežimis, lengvas ir pravažiuojamas, prasislinkdavo ten, kur tankas užstrigtų arba sprogsta. Jis važiavo per malkas, miško takais, per užšalusių upelių ledą. Tačiau gandai plito ir į kitą fronto pusę. Apsuptose dalyse tarp partizanų pradėjo sklisti šnabždesiai apie stebuklingą mašiną ir katyšą skirtą vienam žmogui. Ir, žinoma, atsirado mėgdžiotojų. Istorija išsaugojo tragišką epizodą, įvykusį gretimame rajone. Kovotojų grupė, įkvėpta gandų arba, galbūt, pati atėjusi prie tos pačios idėjos, bandė pakartoti konstrukciją. Jie rado sudaužytą LG3 su švako patranka. Tai taip pat galingas 20 mm ginklas. Jie jį sumontavo ant ZS-5. Atrodytų mašina galingesnė, tvirtesnė už 1,5 tonų sunkvežimį. Turėtų gauti geriau. Tačiau jie neatsižvelgė į tvirtinimo niuansus. Jie tiesiog priveržė lafetą varžtais prie medinio kėbulo grindų, nesusieję jo su rėmu. Pirmo kovinio panaudojimo metu, kai jie bandė apšaudyti vokiečių koloną, fizikos dėsniai pasireiškė. Atatinkas ištraukė dalį grindų kartu su patranka. Ginklas apsivertė atgal tiesiai į kėbulą, tęsdamas šaudymą. Chaotiškas ugnis išardė savo sunkvežimio kabiną, nužudydama vairuotoją ir komandą. Mašina prarado valdymą ir nuvirto į priešą. Vokiečiai, priėję prie avarijos vietos, ilgai nesugebėjo suprasti, kas nutiko, kodėl rusai taip keistai sunaikino save. Šis atvejis rodo, koks plonas buvo riba tarp genialumo ir savižudybės. Aleksejus ir jo komanda balansavo ant šio peilio krašto ne dėl inžinerinių skaičiavimų, o dėl kažkokio žvėriško mechanikos pojūčio. Jie jautė metalą. Jie suprato, kur reikia sustiprinti, o kur silpninti, kad konstrukcija kvėpuotų, bet nesulūžtų. Grįžkime prie mūsų herojų. Po kovos aerodrome jie suprato, kad negali likti vienoje vietoje nė minutės. Taktiškai smogti ir bėgti tapo jų vieninteliu šansu. Jie pradėjo medžioklę ant komunikacijų. Vokiečių armija yra milžiniškas mechanizmas, reikalaujantis tonų kuro, šaudmenų, maisto kiekvieną dieną. Kelių arterijos buvo užkimštos Opel Blitz sunkvežimiais. Ir būtent šias arterijas nusprendė perpjauti Ganto įgulą. Jie rinkosi siauras vietas, tiltus per upelius, stačius posūkius, miško takelius, vietas, kur kolona negali apsisukti, kur galva mašina, pašauta tikslių šūvių, sukuria spūstys spastus kitiems. Jie tobulino savo taktiką. Dabar jie nevažiuodavo į kelią. Jie ruošė poziciją miške, išpjovė takelį šaudymui. Paslėpė mašiną taip, kad iš 5 žingsnių jos nesiskirtų nuo krūvos šakų. Jie valandas laukdavo šaltyje, šlapiuose drabužiuose, kol pasirodys tinkamas taikinys. Jie tapo išrankus. Atkaklius automobilius praleisdavo, laukdami riebios grobio. Cisternos su kuru, štabo autobusai, sunkvežimiai su amunicija. Tai buvo partizanų karas, perkeltas į naują technologinį lygį. Paprastai partizanai statydavo minas arba šaudydavo iš šautuvų. Čia veikė artilerija. Netikėtumo efektas buvo milžiniškas.
Vokiečiai buvo įpratę, kad užnugaryje yra saugu, kad maksimaliai, ko galima tikėtis, tai automatinio ugnies srauto iš krūmų. O čia – sprogstančios sviediniai, kurie išsklaido variklio skyrių į dulkes. Viename iš vokiečių tiekimo karininko gaunamų dienoraščių yra įrašas, datuotas spalio pabaigoje. Mes bijome važiuoti keliu, vedančiu į Saulėtekio miestą. Ten veikia juodoji mirtis. Niekas nematė šios baterijos, bet ji šaudo be praleidimų. Vakar prarandame 3 benzino cisternas. Vairuotojai atsisako važiuoti be tankų apsaugos, bet tankų nėra, visi fronte. Mes patiriame nuostolius giliame užnugaryje ir tai labiau demoralizuoja kareivius nei bombardavimai. Juodoji mirtis. Taip jie pradėjo vadinti šią vienišą 1,5 tono mašiną. Mitas gimė akyse. Baimiai suteikė šiam ginkluotės savybės, kurių jis neturėjo. Vokiečiai priskyrė jiems neįtikėtiną ugnies greitį, armiją, gebėjimą dingti, o iš tikrųjų tai buvo 2 sušalę, purvini, kurtieji rusų kareiviai automobilyje, kuris laikėsi ant vielos ir sąžiningo žodžio. Bet sunkiausias išbandymas jiems nebuvo vokiečiai. Sunkiausia buvo žiema, kuri 1941 metais atėjo anksti ir žiauriai. Šaltis smogė lapkričio pradžioje. Tepalas patrankoje sutirpo, pavirtęs į klijus. Užrakto mechanizmas nustojo judėti. Prieš kiekvieną mūšį, prieš kiekvieną šūvį patranka turėjo būti šildoma. Neįmanoma buvo kurti laužo po automobiliu. Demaskavimas. Jie šildė skudurus ant savo kūnų po apsiaustų ir apvyniodavo jais patranką. Jie kvėpavo ant mechanizmų, bandydami perduoti savo šilumą mirusiam metalui. Rankos prilipo prie ledinės plieno, oda nusilpo iki raumenų, bet patranka turėjo veikti. Tai buvo dievybė, reikalaujanti aukų, ir jie kasdien teikė šias aukas. Kartą mechanizmas vis dėlto sugriuvo tiesiai atakoje. Sviedinys buvo kreivai įdėtas. Užraktas užstrigo per vidurį. Vokiečiai, į kuriuos jie šaudė, greitai suprato, kad rusų stebuklinga patranka užsikimšo. Jie pradėjo sukti savo kulkosvaidžius. Situacija tapo kritinė. Aleksej, pamiršęs instrukcijas apie saugumą, paėmė sunkią kūjį ir smogė tiesiai į užrakto rankeną. Tai buvo beprotybė. Kapsulė galėjo detonacijos nuo smūgio. Sviedinio sprogimas patrankoje suplėšytų šaulio galvą, bet jam buvo nė motais. Arba dabar, arba niekada. Smūgis. Dar vienas smūgis. Garsas. Brūzdis. Iš metimo lango išlėkė iškreiptas sviedinys. Užraktas su trenksmu grįžo į vietą. Patranka vėl atgijo. Ugnies srautas nupjovė vokiečių kulkosvaidininkus per sekundę prieš tai, kai jie būtų atidarę atsakomąjį ugnį. Šis epizodas parodė, kad karas tai ne tik taktika ir strategija. Tai medžiagų kova. Mechanizmų kova, kova su entropija. Sovietinė technika, šiurkšti su dideliais tolerancijos ribomis, atlaikė tokį elgesį, nuo kurio vokiečių itin tikslus ginklai seniai būtų sulūžę. Patranka vėjo 23, sukurta sterilioms oro sąlygoms, pasirodė galinti veikti purve, sniegė po kūjo smūgių. Tai buvo sovietų inžinerinės mokyklos triumfas, nesugadinamų dalykų kūrimo mokyklos. Bet sėkmės resursas nėra begalinis.
Kiekvienas toks atvejis atimdavo iš įgulos dalelę sielos, palikdamas vietoje tik gąsdinančią tuštumą ir ryžtą eiti iki galo. O pabaiga dar buvo toli, ir ji žadėjo būti triukšminga. Štabuose jau pradėjo kauptis aplankai su ataskaitomis. Iš vienos pusės vokiečių žvalgybos pranešimas apie apšaudomą bateriją, iš kitos lakoniški pranešimai apie Raudonosios armijos karius, kurie matė keistą mašiną. Šie popieriniai srautai tekėjo į didelės kabinetus. Kur nors ten aukštai jau buvo užduodamas klausimas, kas šie žmonės, herojai ar taisyklių pažeidėjai ir ką daryti su šia patirtimi. Bet kol generolai galvojo, seržantas Aleksejus ir eilinis Petrovas tęsė savo karą, sukdami kilometrus ant kardano ir šovinius ant likimo skaitiklio. Jų maršrutas vedė vis toliau į rytus, arčiau Maskvos, ten, kur sprendėsi šalies likimas. Ir jie įnešė savo indėlį į šį likimą sename, Skueki 1,5 tono automobilyje. Indėlis kalibru 23 mm. Lapkričio 17 dieną 1941 metais. Vokietijos lauko žandarmerijos dokumentuose pasirodo keista direktyva. Ji nesiskiria nuo įprastų sauso turinio įsakymų. Joje skamba dirginimas, sumaišytas su nesupratimu. Tekstas skelbia: sustabdyti paniką. Pranešimą apie rusų naujo tipo supersunkiojo automatinio ginklo naudojimo mobiliuose platformose laikyti dezinformaciją, šaudyti panikuojančius vietoje. Bet popierius, kaip žinoma, viską ištvers, o kareiviai priekyje jau nebegalėjo ištverti. Gandai apie pragarinį vežimą, kuris atsiranda iš niekur ir paverčia įtvirtintą blokpostą brolių kapinėmis per 6 sekundės, plito greičiau nei eši įtvirtinimuose. Tai buvo tas atvejis, kai oficiali Goebbels propaganda susidūrė su žiauria realybė, kurios negalima buvo atšaukti šūksniais į mikrofoną. Vokiečių kareiviai pradėjo bijoti miško. Jie bijojo kelių. Jie bijojo variklio garso, kuris skambėjo šiek tiek garsiau ar šiek tiek sunkiau nei įprasta. Psichozė. Štai antras ginklas, kurį nenorom sukūrė mūsų 1,5 tono automobilio įgula. Pirmas buvo patranka. Antras tapo baime, paralyžiuojanti priešo valią dar prieš pirmą šūvį. Bet grįžkime į mūsų sunkvežimio kabiną. Ten nebuvo vietos triumfui. Ten buvo šalta, ankšta ir kvepėjo mirtimi. Įgula mechanikas Aleksejus ir vairuotojas Petrovas tapo vienu organizmu, susijungusiu su mašina. Jie nustojo būti žmonėmis įprasta prasme. Jie tapo mechanizmo dalimi. Jų rankos buvo juodos nuo aliejaus ir suodžių, kurie įsigeria į odą amžinai. Jų veidai buvo nušalti. Jie miegojo po 2 valandas per parą, prisiglaudę vienas prie kito kabinoje, užsidengę aliejumi permirkusią skiautę, nes šildytuvo nebuvo konstruktyviai. Šiluma ėjo tik iš variklio ir tik tol, kol jis dirbo. O užgesinti variklio negalima. 30 laipsnių šaltyje aliejus per 20 minučių virsta dervomis. Jei variklis atvės, jie bus lavonai. Užvesti jį vėl kreivų starteriu iš išsekusių žmonių tiesiog nepakaks jėgų. Todėl variklis dirbo nuolat, ries brangų benziną, kurio vis mažėjo. Jie judėjo į rytus, bandydami atkapstyti fronto liniją, kuriomis dienomis atrodė kaip sluoksniuotas pyragas. Kur savi, kur svetimi, net pats viešpats Dievas nežinojo, jei jis būtų stebėjęs šį užsnigtą pragarą. Jie įvažiavo į taip vadinamą niekieno žemę. Tai baisi vieta. Čia nėra įstatymų.
Čia gali būti nužudyti ir tie, ir kiti. Čia dega kaimai, o keliais klaidžioja nuo liūdesio apakę moterys ir vaikai. Ir būtent čia, kaime su nekaltu pavadinimu Obuolių kaimas, vokiečiai pasistatė spąstus. Tai nebuvo atsitiktinės susitikimas. Tai buvo suplanuota medžioklė. Vokiečių kapitonas, tankų naikinimo kuopos vadas, nusprendė užbaigti legendą. Jis buvo pragmatiškas. Jis išstudijavo rusų fantomo taktiką ir suprato algoritmą. Krovinių automobilis visada atakuoja iš priekio arba šono, naudodamas miško kelius ir grįžta atgal į tankmę. Kapitonas įsakė užblokuoti išvažiavimus iš Obuolių kaimo, paslėptais priešlėktuviniais ginklais PAK-36. Lengvos greitašaudės patrankos, kurias vokiečių kareiviai pavadino kaladėlėmis. Prieš tai 34 tankus jos buvo nenaudingos, bet prieš medinį krovininį automobilį mirtinos. Vienas 37 mm kalibro sviedinys ir iš pusantros liks tik degančios skiedros. Kaimo centre, pagrindinėje aikštėje, vokiečiai paliko masalą. 3 naujutėlaičiai Opel krovininiai automobiliai su atvira pusėmis, tariamai prikrauti dėžėmis su sviediniais. Iš tikrųjų dėžės buvo tuščios, o viduje sėdėjo kulkosvaidžiai. Mūsų ekipažas užkibo. Badas ir kuro trūkumas slopina budrumą. Jie pamatė riebų taikinį nuo kalvos. 3 automobiliai be apsaugos. Lengvas grobis. Petrov paspaudė akseleratorių. Pusantros, girgždėdama visais savo sužalotais kūno dalimis, riedėjo žemyn į kaimą. Aleksejus krovinyje nuėmė apdangą nuo ginklo. Jis patikrino juostą. Likė apie 70 sviedinių. Turėjo pakakti su kaupu. Jie įvažiavo į kaimo gatvę. Tyla, per daug tyla. Nėra šunų kaukimo, nes sniego girgždesio po batais, tik vėjas plaka tuščių namų langinėmis. Intuicija, tas pats šeštasis jausmas, kuris karo sąlygomis išsivysto greičiau nei sąlyginiai refleksai, šaukė Aleksejui spąstai. Jis trenkė kumščiu į kabinos stogą. Sustojimo signalas. Bet buvo per vėlų. Iš paskutinio namo palėpės pasigirdo MG412 kulkosvaidžio šūvis. Garsioji Hitlerio pjautuvė. Šaudymo greitis 100 šūvių per minutę. Serija praėjo per pusantros kapotą, išmušdama iskras. Radiatorius išspjovė karštą vandenį. Garai apgaubė priekinį stiklą. Petrov instinktyviai paspaudė stabdžius. Mašina slydo ant ledo ir sustojo šonu, užblokavusi siaurą gatvę. Ir čia užsidarė dangtis. Iš abiejų gatvės galų iš paslėptų ūkių išriedėjo vokiečių patrankos. Jos buvo 100 metrų atstumu. Prašauti neįmanoma. Sekundė. Būtent tiek laiko skiria gyvenimą nuo mirties. Vokiečių artileristai suko rankenėlės ant sraigtų. Jie matė taikinį kaip ant delno. Rusų krovininis automobilis, stovintis šonu, bejėgis, dūmijantis garu. Tai buvo šaudymas. Bet jie nepaisė vieno dalyko. Jie nepaisė ginklo reakcijos AU-23. Aleksejus nesukiojo vamzdžio į kulkosvaidį palėpėje. Tai būtų buvusi klaida. Kulkosvaidis nepradurs variklio, jis tik įbrėž. Pagrindinė grėsmė patrankos. Jis pamatė optikos blizgesį tamsiame ūkinio langelyje kairėje.
Rankos dirbo greičiau nei mintis. Traukimas už turėklų ir sunkus vamzdis, sveriantis apie 100 kg, kartu su važiuokle, pasisuko į kairę. Vokiečiai šaudė pirmieji. Kaladėlės sviedinys trenkėsi į pusantros galą. Lentelės išsisklaidė į skiedras. Smūgis buvo tokios jėgos, kad mašiną vos neapvertė. Bet sviedinys šovinys praėjo per medinį kėbulą, nepalikdamas nieko gyvybiškai svarbaus. Jis pramušė šoną, pramušė maišą su smėliu ir dingo sniege. Pasisekė. Ne, tai buvo fizika. Sviedinys buvo skirtas armorui. Jis nespėjo suveikti dėl plono faneros. Sprogiklis nesuveikė. Aleksejus atsakė po dalelės sekundės. Jis nematė patrankos skaičiavimų. Jis matė tik tamsų stačiakampį vartų į sandėlį. Jis paspaudė ant gaiduko ir laikė jį, kol dantys nepradėjo drebėti nuo vibracijos. 5 VA-23 sviedinių serija - tai kilogramas sprogmenų ir plieno skrendantis garsumo greičiu. Sviediniai pateko į sandėlį. Sprogimai viduje išardė pastatą į gabalus. Stogas šoktelėjo ir griuvo vidun. Sienos sudužo kaip kortų namelis. Dulkės šukės, rąstų gabalai ir vokiečių patranka kartu su skaičiavimu nustojo egzistuoti. Tai nebuvo šaudimas, tai buvo pastato griovimas. Bet liko antra patranka dešinėje. Ji jau šaudė. Antras sviedinys trenkėsi į pusantro rato. Guma buvo suplėšyta, diskas buvo išlinkęs. Mašina pasilenkė į vieną šoną. Dabar jie buvo nejudanti taikinys. Petrov kabinoje bandė įjungti pavarą, bet sunkvežimis tik bejėgiškai slydo ledu su nepažeistais ratais. Aleksejus suprato, kad jis nespės pasukti patrankos 180 laipsnių. Sukimo mechanizmą užstrigo rėmo iškrypimas. Vamzdžio galas žiūrėjo į kairę, o priešas buvo dešinėje. Situacija šachmatų matas vienu ėjimu. Ir tada įvyko tai, ką vėliau istorikai pavadins techninę anomaliją, o liudytojai stebuklu. Petrov, supratęs, kad jie pateko į spąstus, padarė vienintelį dalyką, kuris galėjo. Jis įjungė atvirkštinę pavarą ir paspaudė visą gazą. Sužalota mašina, tempdama pradurtą ratą, pradėjo ropoti atgal tiesiai į degančius sandėlio griuvėsius. Bet ne tai juos išgelbėjo. Aleksejus, matydamas, kad patrankos vamzdis atsiremia į mūrinio namo kampą, kuris trukdė matyti antrąją patranką, priėmė beprotišką sprendimą. Jis nusprendė šauti per namą. Aviacinė patranka VA-23 pramuša 25 mm armūrą. Mūro raštas 1,5 plytos jam nėra kliūtis. Aleksejus nukreipė vamzdį tiesiai į gyvenamojo namo sieną, už kurios slėpėsi antras vokiečių skaičiavimas. Atstumas 10 metrų. Tai savižudybė. Plytų šukės gali nužudyti šaulį. Bet pasirinkimo nebuvo. Jis paspaudė gaiduką. Triukšmas buvo toks, kad iš kaimyninių namų išlėkė stiklai. Namo siena prieš patranką tiesiog dingo. Ji virto raudonais dulkėmis. Sviediniai pramušė pastatą, išlėkė iš kitos pusės ir uždengė antrą vokiečių patranką, kurios skaičiavimas visiškai nesitikėjo smūgio iš aklos sienos. Tai atrodė kaip triukas. Mirtis praėjo per medžiagą. Vokiečiai buvo sunaikinti savo uždengimo griuvėsiais ir sviedinių šukėmis, kurios praėjus per plytą virto šrapneliu.
Kaimas pasinėrė į chaosą. Kulkosvaidžiai ant sunkvežimių vilkikų, pamatę, kad jų pagrindiniai koziriai buvo sunaikinti, pradėjo chaotišką ugnį. Bet Aleksejus jau buvo įsitraukęs. Jis pasuko patranką į aikštę. 3 trumpi serijos, 3 sprogimai. Vokiečių sunkvežimiai užsidegė kaip fakelai. Benzino bakai sprogo, apšviesdami gatvę pragarinių liepsnų. Dabar reikėjo trauktis. Bet kaip? Vienas ratas sulaužytas, radiatorius teka, rėmas iškrypęs. Pusantro buvo panašus į sutrintą vabzdį, kuris vis dar bando ropoti. Jos pradėjo ropoti pirmų pavaros režimu ant metalinių ratų per ledą. Petrovas, nieko nematydamas dėl garų ir dūmų, intuityviai vairavo mašiną, aklai klausydamasis Aleksejaus komandų, kuris spyrė jam į kabinos stogą į kairę, į dešinę. Jiems pavyko ištrūkti iš kaimo, palikus užnugaryje degantį pragarą ir 10 priešų kūnų, kurie taip ir nesuprato, kaip galima kariauti prieš logikos dėsnius. Nuvažiavę kilometrą į mišką, mašina sustojo galutinai. Variklis užstrigo nuo perkaitimo. Vanduo išbėgo per prakiurusį radiatorių. Tyla juos apgaubė kaip kapo plokštė. Jie sėdėjo sniege, žiūrėdami į rūkančią savo išgelbėtojo nuolaužą. Mašina mirė. Ji paaukojo savo geležinį gyvenimą už jų žmogiškąsias. Aleksejus glostė prakiurusi šoną, o jo purvino veido skruostais ritosi ašaros. Ne iš gailesčio, o iš bejėgiškumo. Jie buvo priešų užnugaryje su sunkiaja patranka ant mirusios mašinos 20 laipsnių šaltyje, be ryšio, be maisto ir dabar be kojų. Atrodė, kad tai finalas. Palikite viską ir ropokite pas savo. Išgelbėkite savo gyvybės. Bet šioje istorijoje nėra vietos banaliems sprendimams. Aleksejus pažvelgė į patranką. Ji buvo sveika, tik vamzdžio apvalkalas buvo pasidaręs mėlynas nuo perkaitimo. Palikti tokią ginkluotę, palikti ją vokiečiams, kad jie ją studijuotų, juoktųsi, fotografuotųsi jos fone, niekada. Mechaniko galvoje pradėjo brandintis naujas, dar labiau beprotiškas planas. Jei mašina negali vežti patrankos, vadinasi, patranka turi tapti stacionarę arba rasti naują mašiną. Jie užmaskavo sunkvežimį šakomis, nuėmė uždangas, pačią svarbiausią dalį, be kurios ginklas virsta mėgintuvu, suvyniojo ją į aliejumi suteptą skudurą, paėmė automatus, granatas ir nuėjo pėsčiomis. Kur? Atgal, į tą pačią kaimą, naktį. Tai skamba kaip beprotystės kliedesys grįžti į liūto nasrus. Bet logika buvo geležinė. Vokiečiai panikoje. Jie galvoja, kad rusai išvyko. Kaimas buvo chaosas, gaisrai, sužeistieji. Niekas nesitikėjo, kad 2 rusai grįš pėsčiomis, kad pavogtų transportą. Jie priėjo prie Jablonevkos per 2 valandas. Kaimas vis dar degė. Vokiečiai bėgo, gesino techniką, krovė sužeistuosius. Buvo sargyba, bet ji žiūrėjo į mišką, laukdama tankų ar partizanų atakos. Niekas nežiūrėjo žemyn į griovius. Aleksejus ir Petrovas ropojo per lietaus nuotekų griovį iki juosmens ledinėje srutoje. Jų tikslas buvo vokiečių pusiau vikšrinis traktorius STKFZ-10, kuris stovėjo prie štabo namo. Galinga mašina, pravažiuojama, patikima ir, svarbiausia, ji turėjo kablys. Operacija truko 3 minutes. Petrovas, kuris iki karo dirbo traktorių vairuotoju, išmanė bet kokią techniką.
Jis tyliai pateko į traktoriaus kabiną. Raktų nebuvo, bet karinės technikos užrakai buvo primityvūs. 2 laidus sujungti ir viskas. Tuo metu Aleksejus nužudė sargybinį. Be šūvių peilių, tyliai kaip šešėlis. Jis nebuvo specialiųjų pajėgų karys, jis buvo mechanikas. Bet karas moko greitai. Vokiečio knarkimas, kūnas sniego krūvoje, šuolis į traktoriaus kėbulą. Variklis užsikūrė. Vokiečiai apsisuko, bet buvo per vėlų. Traktorius trenkėsi nuo vietos, sutraiškydamas tvorą ir šoko į tamsą. Iš paskos nuskrido kulkos, bet jos tik skambėjo ant šarvo. Tai buvo spjūvis į veidą visam Wehrmachtui. Jie ne tik sunaikino užpuolimą, bet ir pavogė traktorių iš po nosies. Po 20 minučių jie buvo prie savo apleistos 1,5 tono mašinos. Ir čia prasideda įdomiausia dalis. Techninė pornografija, jei norite. Jie nesiruošė perkelti patrankos ant vilkiko. Tai užtruktų. Reikėjo krano. Jie padarė paprasčiau. Jie prisijungė mirusią 1,5 tono mašiną kaip priekabą. Vilkikas tempiu ją kaip priekabą. Patranka 1,5 tono mašinos krovinyje dabar žiūrėjo atgal. Jiems pavyko sukurti mirties traukinį. Vilkikas tempia, o priekaba šaudo. Tai jau nebuvo savaeigis, tai buvo XX amžiaus punktas. Nauja problema šaltis. Atvirame vilkiko krovinyje, važiuojant 40 km/h, vėjas peršaldė iki kaulų. Drabužiai buvo šlapi po ropojimo griovyje. Hipotermija tai tylus žudikas. Pirmiausia tave dreba, tada tau tampa šilta ir norisi miegoti. Jei užmigs, nebesikelsi. Petrovas prie vilkiko vairo daužė save per skruostus, kad neužmigtų. Aleksejus krovinyje, buvusioje 1,5 tono mašinoje, bandė sutaisyti patrankos aušinimo sistemą. Jis užkišo skyles odinėje sniegu. Sniegas tirpo, virsdavo garais. Iki ryto jie išvažiavo prie didelės upės. Labiausiai tikėtina, kad tai buvo lama arba šoša. Tiltas buvo susprogdintas. Ledas atrodė nesaugus. Juodos plačios skylės kabojo šaltyje, bet kitoje pusėje buvo savi. Jie matė lauko virtuvių dūmus, girdėjo rusišką kalbą. Iki išsigelbėjimo 200 metrų. Bet šie 200 metrų mirtinas spąstai. Jei ledas neišlaikys svorio, jie nusprendė rizikuoti. Jie atjungė 1,5 tono mašiną. Petrov prie vilkiko važiuoja pirmas, išvyniodamas ilgą plieninį lyną. Idėja buvo tai, kad pirmiausia pervažiuotų lengvas vilkikas, o vėliau su laiptu pertemptų sunkvežimį su patranka. Vilkikas pajudėjo. Ledas krekėjo, lenkėsi, vanduo veržėsi. Petrovas važiavo atviromis durimis, pasiruošęs iššokti bet kurią akimirką. Kiekvieni 10 metrų amžinybė. Kai jis pasiekė krantą, Aleksejus persižegnojo, nors buvo komjaunuolis. Dabar jie tempė patranką. Lynas įsitempė, nuskambėjo kaip stygos. Miręs sunkvežimis nenoriai slinko į ledą. Jis buvo sunkesnis už vilkiką dėl balasto. Upės viduryje įvyko baisus dalykas. 1,5 tono mašinos galiniai ratai įkrito į plyšį. Mašina pakilo ant galinės dalies. Patrankos vamzdis žiūrėjo į dangų.
Aleksejus, likęs krante, kad kontroliuotų procesą, sustingo. Jei lynas trūks, patranka nuskęs amžinai. Istorijos pabaiga. Petrovas toje pusėje spaudė akseleratorių. Vilkiko vikšrai kapojo sušalusią žemę, skleisdamas jėgas. Variklis riaumojo maksimaliais sūkiais. Lynas dainavo. Atrodė, kad jis dabar perplėš orą ir nukirs ką nors. Sunkvežimis lėtai, trūkinėdamas su siaubingu girgždėjimu, pradėjo veržtis iš ledinio nelaisvės. Vanduo plūdo į krovinyje, užpildydamas sviedinius, bet jis slinko. Tai buvo sovietų plieno pergalė prieš vokiečių ledą. Kai ratai palietė krantą, prie jų jau bėgo raudonarmiečiai. Jie stebėjo šį vaizdą su atviromis burnomis. Vokiečių vilkikas su kryžiais ant šonų traukė iš upės sudaužytą sovietų sunkvežimį, iš kurio kyšo aviacijos patranka. Siurrealizmas. Salvadoro Dali paveikslas didžiosios tėvynės karo dekoracijose. Prie jų pribėgo leitenantas su pistoletu rankoje. Kas jūs? Rankos į viršų. Petras, klibėdamas, išlipo iš kabinos juodais, baisiais, panašiais į prisikėlusi numirėlį ir sušvokštė: savi, leitenante, specialios paskirties artilerija. Duok užsidegti. Jų nesušaudė, bet ir neapkabino. Juos suėmė iki išsiaiškinimo. Viskas atrodė per daug įtartina. Vokiška technika, netinkamas ginkluotė, dokumentų trūkumas. Juos išginkluojo, įkalino į tvartą po apsaugą, o pragarišką priekabą nuvairavo į šoną. Abistas atvykęs po valandos vaikščiojo aplink patranką, lietė ją, uodė vamzdį ir purtė galvą. Jis negalėjo patikėti leitenanto pranešimu. Šaudė per namą, pagrobė vilkiką. Ar jūs man čia pasakas Anderseno pasakojate? Bet krovinyje buvo vokiečių trofėjai, automatai, nužudytų karininkų dokumentai, žemėlapiai ir, svarbiausia, to paties vokiečių bataliono, kurį jie sutriuškino Jablonovkoje, kovos veiksmų žurnalas. Aleksejus jį paėmė iš štabo namo. Ten juodu ant balto gotikiniu šriftu buvo parašyta: nuostoliai nuo rusų sunkiųjų artilerijos ugnies katastrofiški. Prašau atsitraukti. Artilerijai. Vokiečiai taip ir nesuprato, kad juos sutriuškino vienas vilkikas. Tai buvo tiesos momentas. Specialistas, perskaitęs vertimą, pažvelgė į du išbadėjusius, sėdinčius kampelyje, visai kitokiomis akimis. Jo žvilgsnyje jau nebuvo įtarimo, buvo baimė. Baimė prieš tai, ką gali padaryti rusų žmogus, spaudžiamas į kampą. Pamaitinkite, mestelėjo jis sargybiniui, ir spirito išduoti po 100 gramų. Ne, po 200. Ir mechanika pas mane. Rašysime ataskaitą armijos štabui. Siaurame peršalusiame tvartelyje, kuris laikinai tarnavo kaip divizijos specialaus skyriaus Gauptvaha, laikas tekėjo kitaip. Čia minutės tempėsi į valandas, o nuo sprendžio laukimas vargino labiau nei kelių kilometrų žygis per sniego platybės. Aleksejus ir Petras sėdėjo ant šiaudų, klausydamiesi garsų išorėje. Ten, už rąstinių sienų, sprendėsi ne tik jų gyvenimų, bet ir jų išradimo likimas. Keista priekaba. Vokiečių pusiau vikšrinis vilkikas su kryžiais šonuose ir amžinas sovietinis 1,5 tonų vilkikas su aviacinė patranka tapo kelių tarnybų akiračio objektu. Pėstininkų vadas tai buvo nesuprantama metalų krūva, trukdanti pravažiavimui. Artileristui tai buvo visų saugumo normų pažeidimas,
o žmogui mėlynuose švarkuose su mėlyniems gėlėms skirtais kraštais potencialus materialinis įrodymas byloje apie kenkimą arba, kas dar blogiau, apie bendradarbiavimą su priešu. Juk trofėjų technikos naudojimas be atitinkamo leidimo ir perdažimas paranojos sąlygomis 41 metais galėjo būti interpretuojamas dviprasmiškai. Tačiau istorija, kaip dažnai būna kare, pasuko atsitiktinumas ir vieno žmogaus techninė raštingumas. Į pulko padalinį atvyko inžinierius pulkininkas iš armijos ginkluotės valdybos. Jo užduotis buvo patikrinti artilerijos divizionų būklę. Tačiau gandai apie iš upės ištrauktą savarankišką zenitinę patranką pasiekė ir jį. Jis pareikalavo parodyti mašiną. Apžiūra vyko toje pačioje pakrantėje, kur stovėjo technika. Pulkininkas, vyresnis žmogus su intelektualiu veidu ir storais akinių stiklais, ilgai vaikščiojo aplink 1,5 tonų vilkiką. Jis lietė suvirinimo siūlės, linguodamas galvą, žiūrėdamas į medines apkalas, pritvirtintas viela ant rėmo. Jis įšoko į krovinių skyrių, apžiūrėjo valstybinę VI-23 ginklo dalį, patikrino savadarbį paleidimo mechanizmą. Šalia stovėjęs asobistas laukė verdikto, pasiruošęs bet kuriuo momentu duoti įsakymą suimti konstruktorius už valstybės turto sugadinimą. Tačiau pulkininkas, šokęs į sniegą, netikėtai nusimovė pirštinę ir pamojo lediniu ginklo vamzdžiu. Jis pamatė tai, ko nematė kiti. Jis pamatė ne amatininkų gaminį, o prototipą. Mobilumo ir sunkiųjų ginklų problemos sprendimas. Kai fabrikai tik evakavosi į rytus ir standartinių savaigių ginklų gamyba sumažėjo iki nulio, ši konstrukcija buvo vienintelis išeitis. Jis pareikalavo atvesti įgulą. Pokalbis buvo trumpas ir griežtai techninis. Jokios politikos. Pulkininką domino tik vienas dalykas, kaip šasis elgiasi šaudant šoninių ginklų, kaip vyksta aušinimas, koks vamzdžio nusidėvėjimas. Aleksejus atsakė aiškiai skaičių ir mechanikos kalbą. Jis matė priešais save ne teisėją, o kolegą. Ir šis dviejų technikų dialogas išgelbėjo įgulą nuo tribunolo. Vietoj šaudimo sienos jų laukė nauja užduotis. Jiems buvo išduotas oficialus dokumentas, mandatas. Jame buvo rašoma, kad šis vienetas yra eksperimentinis mobilios ugnies taškas ir yra operatyviai pavaldus armijos štabui. Tai buvo apsaugos raštas, tačiau kartu su dokumentu atėjo ir įsakymas pasitraukti į tankų pavojingą kryptį Volokolamsko plento rajone, ten, kur vokiečiai skubėjo į Maskvą ir kur kiekviena patranka buvo brangi kaip auksas. Jiems net suteikė techninę pagalbą ratų remontui ir, svarbiausia, leido nudažyti techniką. Vokiečių traukinys ir sovietinė 1,5 tonų mašina tapo purvinais baltais. Dabar tai buvo baltas traukinys, žiemos miško vaiduoklis. Tačiau pagrindinė problema buvo ne dažų spalvoje, o sviediniuose. Oro pajėgų 23 mm kalibro šaudmenų nebuvo pėstininkų pulkų sandėliuose. Tai buvo oro pajėgų nomenklatūra. Gauti jų iš sausumos karių buvo neįmanoma. Jų tiesiog nebuvo sąrašuose. Reikėjo įkurti sudėtingą, beveik kontrabandinę logistikos schemą. Aleksejus susitarė su šaltkalviais, kad mainys trofėjinius vokiečių degalus, kuriuos jie išpumpavo iš sužeistų mašinų, už keliones į artimiausius iškrovimo aerodromus. Tai buvo natūralus karo barterio mainas. Benzinas ir šnapsas mainais į cinko dėžes su juostomis. Kiekvienas sviedinys buvo gautas nepaprastomis pastangomis, todėl kiekvienas šūvis dabar turėjo būti snaiperio. Šaudimas į tą pusę baigėsi.
prasidėjo darbas dėl rezultato. 12:41. Kova už Maskvą įžengė į lemiamą fazę. Šaltis pasiekė tokius dydžius, kad metalas tapo trapus kaip stiklas. Baimės smūgis galėjo sulaužyti kapsulę, o ne jos prisiminimą. Vokiečių gumos ant ratų buvo kietos ir trupėjo gabalais. Šiomis sąlygomis Gantiško įgula gavo unikalią užduotį, kurios negalėjo atlikti įprasta artilerija. Vokiečiai įsitvirtinę kaimuose paversdavo akmeninės statybas, bažnyčias, mokyklas, mūro namus ilgalaikėmis ugnies pozicijomis. Išmušti juos iš ten lengva puška 45 buvo sudėtinga. Sprogmuo nepramušė storų sienų. Haubicos šaudė į aikštes, griaudamos viską aplink, bet dažnai nepataikydavo į konkretų langą su kulkosvaidžiu. Tankai įstrigo giliame sniege ir tapo lengvų grobių. Reikėjo skalpelio. Įrankio galinčio iš 1 kilometro nuotolio pataikyti sprogmenį tiesiai į šaudymo angą. Jų tikslas tapo vandens bokštas ant geležinkelio stoties pakraštyje. Aukštas mūrinis statinys, iš kurio vokiečių koreguotojai stebėjo sovietų pozicijas kilometrus į gylį, bet kokia atakos bandymas skęsdavo po tiksliai smogiančių minosvaidžių ugnimi, kurie buvo nukreipiami iš šio bokšto. Prieiti artimai buvo neįmanoma. Atviras laukas, šaudomas kryžminės ugnies. Bet VI-23 turėjo balistiką, kurią galėtų pavydėti snaiperinės šautuvai. Labai didelis pradinis sprogmens greitis užtikrino mažą trajektoriją. Sprogmuo skrido beveik tiesiai, nereikalaudamas sudėtingų kėlimo skaičiavimų. Operacija buvo suplanuota auštant. Traktorius su prikabinta 1,5 tonos priekaba, kuri dabar buvo naudojama tik kaip lafetas. Variklis buvo nuimtas, kad sumažintų svorį, paverčiant jį tikrą priekabą. Jie išsikėlė į poziciją per užšalusią pelkę. Ledas trūkinėjo po vikšrais, bet išlaikė. Jie pasiekė miško ginklą 1,5 kilometro atstumu nuo bokšto. Matomumas buvo idealus. Šaltas oras buvo skaidrus kaip kristalas. Per žiūronus Aleksejus matė stebėtojų siluetus ant viršutinės bokšto aikštelės. Jie jautėsi visiškai saugus. Iki sovietų okupacijų buvo toli, artilerija tylėjo. Paruošimas šūviui dabar užtruko daugiau laiko. Norint kompensuoti variklio svorio trūkumą 1,5 tonos priekaboje ir išvengti jos apvirtimo, jie privirino prie rėmo specialius kojų, kurios įsirėžė į užšalusią žemę. Be to, kėbulas papildomai buvo apkrautas ledo blokais, išpjaustytais iš pelkės. Tai buvo pigu ir efektyvu. Aleksejus užėmė nukreipėjo vietą. Dabar jis turėjo optinį taikiklį, trofėjų, nuimtą iš vokiečių priešlėktuvinės puškos ir savadarbiškai pritaikytą aviacijos ginklui. Taikiklio tinklelis nesutapo su balistika, bet mechanikas jau buvo pataikęs, žinojo pataisas iš akies. Pirmasis šūvis buvo pristatomas, vienas. Sausas spragtelėjimas pertraukė rytinę tylą. Sprogmuo trenkėsi į mūrinę sieną šiek tiek žemiau viršutinės aikštelės. Raudonos dulkių debesys. Nepataikymas. Vokiečiai bokšte sušalę, bet nesuprato, iš kur atėjo. Šūvio garsas atsidūrė su miško aidu. Aleksejus atliko pataisą. Mikroskopinis svirties judesys. Antrasis šūvis. Tiesioginis pataikymas į aikštelės apsaugą.
Vienas iš stebėtojų dingo sprogimo debesyje. Bet pagrindinis tikslas nebuvo žmonės. Pagrindinis tikslas įranga ir pati stebėjimo galimybė. Dabar, kai taikiklis buvo pagautas, prasidėjo sistemingas darbas sunaikinti. Ginklas V-23 perėjo į automatinį režimą. Serija iš 5 sprogmenų. Visi 5 pataikė į viršutinę bokšto dalį. Mūrinė, sena XX amžiaus konstrukcija nebeatlaikė smūgių sprogstamųjų sprogmenų su tokia kinetika. Kiekvienas sprogimas išgręžė kamo dalį, dydžio su futbolo kamuolį. Bokštas pradėjo tirpti akyse. Stogo atramos buvo perpjautos. Viršutinė statinio dalis pasvirusi griuvo žemyn su trenksmu, traukdama su savimi įrangą, antenas ir likusius skaičiavimus. Vokiečiai atidarė atsakomąjį ugnį iš minosvaidžių, tačiau jie šaudė į aikšteles. Nematančio tikslo, baltas traukinys jau sukosi. Petras užvedė traktorių. Aleksejus ištraukė stabdžius iš šoninių ratų. Po 2 minučių jie jau ištirpo miške, palikdami priešą spėlioti, kas tai buvo. Šaulio šautuvas su 23 mm kalibru. Naujas tankas. Šios taktikos efektyvumas buvo patvirtintas tą pačią dieną. Mūsų pėstininkai sugebėjo užimti stotį su minimaliais nuostoliais, nes priešo ugnies koregavimas buvo sutrikdytas. Tačiau kiekviena tokia pergalė turėjo savo kainą. Šautuvo techniniai ištekliai mažėjo. Vamzdis skirtas aušinimui esant 300 km/h greičiui, ant žemės perkaisdavo akimirksniu. Iš pjovos vamzdžio viduje buvo trinamos, šaudymo tikslumas krito. Po 500 šūvių sviediniai pradėjo skristi kaip lygintuvai, sukinėjantis ore. Tai mažino pramušamąją galią ir tikslumą. Aleksejus tai pastebėjo, kai bandė pataikyti į vokiečių šarvuotį ir pamatė, kad sviediniai atšoka nuo šarvų, pataikydami šonų. Ginklas senėjo. Jam reikėjo kapitalinio remonto, vamzdžio keitimo. Padaryti tai miške buvo neįmanoma. Reikėjo gamyklinių sąlygų, specialių įrankių. Gruodžio viduryje situacija su technika tapo kritinė. Automatinė sistema pradėjo sugesti ne dėl purvo, o dėl detalių nusidėvėjimo. Už rakto gražinimo spyruoklės buvo nusileidusios. Ekstraktorius nustojo patikimai išstumti šovinius. Kiekvienas antras šūvis baigdavosi užstrigimu. Įgula tapo reanimatorių komanda, kuri bandė išlaikyti gyvybę mirštančiame paciente. Jie po spyruoklėmis padėdavo tarpiklius, gamino naujus kaiščius iš trofėjų plieno su failais, tepdavo mechanizmus kerosino ir ginklo aliejaus mišiniu, kad jis nesustingtų šaltyje. Tai buvo kasdienis santechnikos žygdarbis esant 30 laipsnių šaltyje. Be techninių problemų pasikeitė ir karo pobūdis. Raudonoji armija perėjo į kontrataką. Frontas pajudėjo. Dabar nebereikėjo laukti užpuolimo. Reikėjo vytis atsitraukiančius priešus. O traktoriumi su priekaba greitis buvo mažas. Jie nespėjo paskui tankų grupės. Jie vilkosi gale, riodami dulkes ir sniego trupinius nuo 1000 batų ir ratų, juda į vakarus. Štabas pradėjo juos pamiršti. Eksperimentinis vienetas atliko savo vaidmenį gynyboje, tačiau puolime atrodė kaip anachronizmas, našta. Juos pervedė į antrąjį eskadrilę štabo apsaugai. Tai buvo garbinga, bet nuobodu žmonėms, pripratusiems prie adrenalino pirmoje linijoje.
Jie stovėjo ant užimtos kaimo pakraščio, pasislėpę svirne ir laukė vokiečių apsupimo ar diversantų proveržio. Ir būtent čia, giliai besitraukiančios armijos užnugaryje, įvyko susitikimas, kuris galėjo tapti jiems paskutiniu, bet ne su vokiečiais. Vieną naktį prie jų posto privažiavo Vilis, iš jo išlipo generolas majoras. Ne iš tų, kurie sėdi kabinetuose, o iš tų, kurie asmeniškai tikrina postus. Pamatęs keistą konstrukciją, jis suraukė antakius. Jam nebuvo pranešta apie specialią priemonę. Jam tai atrodė kaip chaosas. Vokiečių vilkikas sovietų štabo teritorijoje. Kulka priekaboje. Kas leidžia? Kur dokumentai? Popierius, išduotas inžinieriumi pulkininku, iki to laiko jau buvo nusidėvėjęs ir suteptas aliejaus. Generolas pasukio jį rankose, pamankštino ir paklausė, ir ką ši karakatyka tikrai šaudo. Klausimas buvo su gudrybe. Jei pasakysi taip, įsakinės parodyti. O jei kulka užstriks, kas buvo labai įmanoma, tada tribunolas dėl nesėkmingo šaudimo ir neveikiančio ginklo laikymo kovinėje pozicijoje. Aleksejus nuėjo į banką. Jis atsakė, taip, drauge generole. Šaudo į fašistus be klaidų. Leiskite parodyti, ant trofėjinio tanko ant kaimo pakraščio stovėjo numuštas vokiečių Peizei 3. Generolas linktelėjo. Tai buvo patikrinimas ištvermei. Ne geležies, o žmonių. Aleksejus žinojo, kad vamzdis nusidėvėjęs, žinojo, kad spyruoklė gali nepavykti. Jis meldėsi visiems. Mechanikos dievams, kuriuos žinojo. Petrov, stovintis šalia, buvo išbalęs. Jie įkrovė juostą. Aleksejus kruopščiai, su meile įdėjo šovinį. Jis įsivaizdavo taikinį tankų šone iš 300 metrų atstumo. Trumpa serija, 3 šūviai. Automatika veikė sklandžiai, kaip geriausiais laikais. Matyt, šaltis šiek tiek suspaudė metalą, pašalinęs laisvumą. Šoviniai krito glaudžiai. Į tanką atsirado 3 tvarkingos skylės. Viduje kažkas užsidegė. Matyt, likučiai aliejaus garų. Generolas priėjo prie tankų, palietė skyles, apsisuko į įgulą ir pirmą kartą visą laiką jo veide pasirodė šypsena. Šaunuoliai, ereliai. Bet techniką reikia keisti. Tai jau ne karas, tai cirkas. Nurašysime jūsų mašinėlę, gausite naują ZS3. Tai skambėjo kaip nuosprendis ir apdovanojimas vienu metu. Gauti naują ginklą kiekvieno artileristo svajonė. Bet atsisakyti į 23, kuri išgelbėjo jiems gyvybės 10 kartų, buvo skaudu. Tai buvo kaip išduoti draugą. Tačiau įsakymas yra įsakymas. Jiems davė parą suvokti techniką, bet jie nespėjo. Likimas nusprendė kitaip. Kitą rytą vokiečiai padarė desperatišką bandymą pralaužti iš katilo. Grupė iš 3 savaigių mašinų ir pėstininkų išėjo tiesiai į korpuso štabą. Sargyba buvo sutriuškinta. Štabo teritorijoje nebuvo tankų. Vienintelis sunkus argumentas liko nurašyta žodžiais, nusidėvėjusi, bet gyva Aleksejaus ir Petro įranga. Generolas, kuris vakar norėjo juos perginkluoti, dabar šaukė į telefoną, reikalaudamas pagalbos, kuri negalėjo atvykti laiku. Aleksejus ir Petrov suvokė, kad tai jų paskutinis mūšis su šia mašina, ir jie nusprendė, kad šis mūšis bus vertas legendos.
Jie išrideno savo sąjungą tiesiai į ataką. Prieš vokiečių šarvuočių priekinę armorą jų ginklas buvo bejėgis. 23 mm neįveiks 50 mm plieno. Bet šarvuotose mašinose buvo silpnų vietų – žiūronai, vikšrai ir pėstininkai, einantys už šarvo. Mūšis prasidėjo iš 400 metrų atstumo. Vokiečių šarvuočiai, žemi ir pavojingi plėšrūnai, ropojo per sniego lauką. Aleksejus atidarė ugnį. Jis mušė ne į priekį, o į vikšrus. Pirmasis šūvis nupjovė priekinio automobilio vikšrą, šiek tiek pasuko atidengdamas šoną. Antrasis šūvis peršovė tą šoną per visą storį. Mūšio užtaisas nesprogo, bet įgula matyt buvo sužeista šrapneliais, nes mašina sustojo. Likusios 2 savaigės pabūklai pasuko savo ginklus į drąsų sunkvežimį. Vokiečių 75 mm pabūklo sviedinys praskriejo virš Aleksejaus galvos, apšildamas jį karščiu. Jis tęsė šaudymą. Viabei 23 vamzdis įkaito iki raudonumo. Apvalkalas dūmijo. Tepalas degė. Petro perdavinėjo juostas. Jo rankos buvo kruvinos. Jis nusiplėšdavo nagus, o sušalę grandinės. Jie atskyrė pėstininkus nuo šarvų. Vokiečių kariai gulėjo sniege po smarkiu ugnimi be pėstininkų paramos. Savaigės buvo aklos artimo mūšio metu. Antroji savaigė gavo seriją į ginklo kaukę, vamzdis užstrigo. Trečioji pradėjo trauktis, supratusi, kad pasipriešinimas per stiprus, štabas buvo išgelbėtas. Tačiau mūšio pabaigoje įvyko tai, kas turėjo įvykti. Kitas šūvis iš vokiečių minosvaidžio uždengė poziciją. Mina sprogo šalia traktoriaus. Šrapneliai sužalojo radiatorių, pertraukė traktoriaus vikšrą ir pramušė 1,5 tono benzino baką priekaboje. Ugnis momentaliai įsižiebė. Aleksejus ir Petras spėjo iššokti į sniegą, tempdami dėžes su sviediniais. Jie gulėjo ir stebėjo, kaip dega jų baltas traukinys. Liepsna rijosi medieną, dažus, gumą, tačiau pabūklo vamzdis, juodas, suodinas, vis tiek didžiuodamasis žiūrėjo į priešą. Šaudmenų juosta pradėjo plyšti nuo karščio, siųsdama paskutinius atsisveikinimo šūvius į dangų. Tai buvo saliutas. Saliutas mašinai, kurios nebuvo vadovėliuose, tačiau kuri įrašė savo puslapį į Maskvos gynybos istoriją.